Sveiki bičiuliai, seniai buvom besusitikę ir turim šiokių tokių naujų apžvalgų. Produktas nenaujas, bet apžvalga bus nauja. Turbūt visi esat bent kartą gyvenime susidūrę su situacija, kai jums reikia pajungti kažkokį galinį įrenginį, o gaunasi taip, kad jūs turite tik vieną kabelį. Ir nustembate, sprendimo nėra, stresas, nemigos naktys, bet gamintojas Utepo turi puikų sprendimą. Turite vieną kabelį, turite du POE tipo išėjimus. Tai reiškia, kad jūs gaunate ne tik tai sprendimą pajungti du įrenginius, bet galite per jį gauti ir maitinimą tiems įrenginiams. Beje, šitas paprastas, mažas, vos delne telpantis įrenginukas, tiksliau ne vos, o netgi delne telpantis įrenginukas, gali palaikyti netgi valdomas kameras. Svarbu paminėti, kad atstumas per kabelį, kurį galima palaikyti, siekia virš 200 metrų. Ta išbandėme praktikoje. Jeigu jums nesudrebės ranka, jeigu ta diena bus sėkminga, tas atstumas gali būti net ir daugiau. 267 metrus mes esame išbandę savo galimybių ribose. Jeigu jūs naudosite kažkokį specializuotą kabelį ar dar kažką panašaus, tai manau, kad tas rezultatas gali būti net ir geresnis. Viskas labai paprasta. Jungiate bet kokį POE įrenginio šaltinį, tai gali būti komutatorius, tai gali būti išorinis maitinimo šaltinis. Svarbu, kad jis turėtų POE maitinimą, Power over Ethernet, ir gale jūs gaunate 2 portus po 30 W. Ir dar vienas svarbus momentas, jį galime naudoti Lietuvos klimato sąlygomis. Tai reiškia, jūs galite naudoti ten, kur drėgna, ten, kur šalta, žiemos metu, vasaros metu, kur karšta. Svarbu, kad jisai būtų bent kažkuo pridengtas. Visą kitą jis atliks už save. Ir jo pavadinimas neprasideda DH raidėmis. Tai yra Utepo 7201. Paprastas, mažas, lengvas, kompaktiškas įrenginukas. Ir jį rasite BK grupėje.